Labas visiems, aš kaip visada turiu kažką naujo įsigyti, jau kitaip su manim neįmanoma ir kaip supratote iš pavadinimo filmuko, tai šiandien bus pirkinių filmukas vadinamas Haul plus Try On, kadangi rodysiu rūbus, daiktus ir viską bandysiu ant savęs. Ir kaip matote, turiu štai čia tokį didelį maišą, visko daug prikrauta ir viskas yra iš vienos parduotuvės, tai iš Rausgal ir iš jų užsisakinėju jau antrą kartą. Jeigu matėt mano praeitą filmuką, tai aš rodžiau keletą daiktų, keletą drabužių ir iš karto ką galiu pasakyti, kad antras kartas yra 100 kartų geresnis. Absoliučiai visi pirkiniai iki vieno super atitiko, labai viskas gražiai atrodo, žodžiu, visiškai neturiu net kuo skūstis, nes jeigu matėt mano praeitą filmuką, tai aš rodžiau, kad pirmiausiai buvo tokie šortai, kurių dydis neatitiko, man buvo žiauriai per maži, antras dalykas medžiaga neatitiko, paskui maudimuko apačia irgi tokia buvo lempinė, nesąmoninga, vienu žodžiu, buvo tokie pirkiniai plius, minus, tai nebuvo patys iš tikrųjų geriausi. Tai daviau jiems antrą šansą ir tikrai labai dėl to džiaugiuosi. Tai žodžiu, mažiau kalbų ir daugiau rodymų. Tai pats pirmas dalykas, ką parodysiu, tai galbūt matėte jau mano Facebooko puslapyje, tai yra batai. Ir štai yra tokie, taip iš tikrųjų aš nelabai, žinokit, užsisakinėju batų iš kiniečių, nes dažnai būna ateina tai blogos kokybės, tai netitinka dydis, tai vėl, bet man asmeniškai, žinokit, šitie labai patiko, labai iš tikrųjų krito į akis ir galvoju, duosiu aš jiems šansą ir pabandysiu užsisakyti. Ir pirmas dalykas, ką galiu pasakyti, tai dydis. Dydis, žinokit, atitiko tobulai. Čia yra europinis 39 ir mano europinis yra 39 ir, žinokit, tobulai. Tai dėl to labai džiaugiuosi, nes šito siuntinio, žinokit, ypatingai lauko, kadangi galvoju, jeigu netitiks dydis, tai negalėsiu nešioti, bus labai gaila ir taip toliau. Tai labai džiaugiuosi dėl to. Ir patys batai, kaip matote, yra su štai tokiu dirbtiniu ale kailiuku ir čia taip pat yra tokia dirbtinė oda ale zomšas. Ir čia, aišku, yra visur plasmasė. Nežinau, žinokit, dar aš jų nenešiojau. Jie pas mane tiesiog buvo padėti tam, kad galėčiau parodyti jums filmuke. Tai aš neįsivaizduoju, kaip man jie nešiosis, bet bent jau taip žiūrint, tai atrodo viskas tvarkingai padaryta. Čia apsiūta visur aplinkui. Tikrai nesimato, kad būtų kažkur tai kokie klijai išlindę ar kas nors būtų netvarkingai padaryta. Bent taip žiūrint, tikrai atrodo, kad pakankamai geri batai. Aišku, tai nėra kažkokie stebuklingi batai, tai parduotuvėse tikrai galima rasti geresnės kokybės ir taip toliau, bet kalbant, kad tai yra kiniečių batai pagal jų standartus, tikrai aš manau, kad atrodo labai neblogai. Tai va, tai ir galbūt galvojat, ką aš su tokiais batais veiksiu Brazilijoje, bet žinokit, čia būna tokių ir šaltesnių dienų. Pavyzdžiui, kartais būna, kad atsikeli ir laukia +15 ir vėjuotai reikia striukytę užsimesti, tai tokie batai man bus iš tikrųjų pats tas ir manau, kad tikrai neiškepsiu. Arba vakare taip pat, nes vakarai čia yra vėsus. Tai va, tai žiūrėsim, kaip jie nešiosis. Paskui toliau sekantis daiktas, tai nieko ypatingo, bet tai yra tiesiog diržas. Kaip matote, yra taip pat tokios kaip ir netikros zomšinės odos, rudas. Ir čia yra štai tokia saktelė ir tokia 3 kaip ir burbuliukai metaliniai. Kaip sakiau, visiškai nieko ypatinga, bet man tiesiog reikėjo kažkokio paprasto diržo įsiverti į džinsus, nes netgi ne džinsus, iš tikrųjų turiu galbūt 3 ar 4 kelnes bei džinsus, kurie man šiek tiek smunka ir be diržo negaliu nešioti. Ir diržų, tiesą pasakius, žinokit, turiu kolekcija didžiausia, turbūt žinot, nes aš labai dažnai mėgstu nešioti diržus, kurie susijuose per juosmenį.
Bet žinokit, tiesą pasakius, neturiu jokio normalaus diržo, kurį galėčiau įsiverti į kelnes. Tai atrodo visiškas absurdas, bet tiesą pasakius, aną kartą tai supratau ir galvoju, kad reikia turėti bent vieną. Paskui sekantis daiktas, tai toks grinai buvo pasibandymų, aš įsakiau, tai yra kosmetikos šepetėlis, tiesiog toksai vienas vienišas, nieko ypatingo, bet man tiesiog ta forma labai patiko ir galvoju, man labai puikiai bus naudoti highlighteriui, tiesiog toksai nedidelis šepetukas. Ir taip pat, dar žinokit, nenaudojau, bet bent taip atrodo, kad toks švelnutis fainas, aišku, tai yra sintetika, nes kainavo, nežinau, $1 ar $2, kad tikrai žiauriai papigiai. Nu, bet kaip tokiam highlighteriui, tai man atrodo, kad labai puikiai naudosis. Paskui sekantis taip pat yra štai toks mažytis daiktas, paskutinis, nes visi kiti dalykai yra likę drabužiai. Tai yra štai tokia plaukų gumytė, irgi atrodo visiškai tokia iš lempos, nei iš šio, nei iš to, bet man tiesiog jinai labai patiko. Aš kadangi dabar plaukus dažniausiai nešioju susirišus, tai man plaukų gumyčių visą laiką reikia. Ir čia yra štai tokia turbūt kaip ir bitė, man atrodo, šitas dalykas yra plasmasinis, bet tokį padarytas, kad atrodo lyg būtų metalo imitacija. Ir čia parašyta handmade since 1992 ir štai toks yra burbuliukas iš karaliukų. Ir šitoj pusėje ale taip surišta ir tiesiog tokie geležiukai uždėti ant kalo. Taip, labai iš tikrųjų miela tokia, man patiko. Pasižiūrėsim, kiek mane laikys, nes tokios gumytės man ilgai dažniausiai nelaiko. Labai dažnai būna, kad išsitampo ir suplyšta. Bet žiūrėsim. Ir dabar, kaip sakiau, visi kiti dalykai yra drabužiai. Tai pats pirmas yra kostiumėlis sportavimui, kadangi aš dabar, kaip žinote, einu į sporto klubą, tai turiu dabar, man atrodo, 2 aprangas, bet užsidėjai vieną kartą reikia viską dėti skalbti, tai pagalvojau, kad iš tikrųjų reikėtų man dar vieną aprangą turėti, kad nereiktų man kiekvieną dieną skalbimo mašinas jungti, tai tiesiog užsisakiau tokią paprastą, nieko ypatingo, dydis, jeigu neklystu, yra M, tai ko puikiausiai tiko. Tai štai kaip atrodo priekis, čia tiesiog yra tokios linijos ir E5 parašyta ir gale štai taip atrodo. Bent medžiagytė, tai žinokit, jaučiasi super maloniai. Pasižiūrėsim, kaip nešiosis, bet tikrai labai smagi. Ir kelnės yra iš panašios taip pat medžiagos, tik tai, kad jos yra daugiau juodos negu pilkos. Tai va, štai kaip atrodo čia priekis ir štai čia yra nugara ir šonuose yra štai tokios kaip ir juostelės pilkos padarytos ir medžiagytė taip pat yra tokia tampama, turėtų būti patogiai ir bent jau kiek taip žiūrisi, tai neturėtų būti, kad kažkaip persimato, nes kartais būna su tokiom kelniam sportavimui, kad būna, matosi kartais apatiniai arba matosi linijos apatinių, tai iš tikrųjų labai negražiai atrodo, bet man atrodo, kad per šitas turėtų nesimatyti. Ir po to sekantis dalykas, tai yra štai tokia maikutė, aš ją pirkau kaip apatinę maikutę, aš nežinau, galbūt galima ar šiaip nešiot, bet man tiesiog reikėjo juodos apatinės maikutės, tai štai kaip atrodo priekis, čia yra tokie kaip ir pakėtinimai įdėti, bet aš juos paskui išsiimsiu. Visiškai nieko ypatingo, yra štai tokios šleikutės, čia yra šiek tiek paraukimo ir gale yra tokios kelios kaip ir juostelės, tiesiog, kad kažkas tai įdomesnio padaryta. Ir šiaip medžiagytė jaučiasi labai maloni, tokia tampama. Man atrodo, kad turėtų labai neblogai iš tikrųjų nešiotis. Ir dabar dydis taip pat, jeigu neklystu, yra M. Ne, rašo, kad F. Nežinau, pagal ką čia matuoja. Tai galvoju, kad kažkaip aš sakinėjau, žinokit, M, nežinau, tai galbūt buvo viena iš tų, kur one size būna. Dabar tiesą pasakius, reikia pasižiūrėti puslapyje, kad nenusišnekėčiau, bet, žodžiu, buvau įsitikinus, gal už tai, kad visus rūbus užsakinėjau M. Ir ką noriu pasakyti, va dabar, kai pradėjau kalbėti apie dydžius, tai pavyzdžiui, iš Rausgal, jeigu, tarkim, Lietuvoje nešiuojate SXS, aš sakyčiau, užsakinėti reikia M. Žodžiu, dydžiai yra šiek tiek
pamažinti. Tai va, nes aš jau pasimokiau praeitą kartą. S tai jau yra visiškai mažyčiai ir labai kudom panelėm. Ir pats paskutinis dalykas, tai mano turbūt pats mėgstamiausias, dabar taip rodant turbūt nebus gero vaizdo, bet ant manęs užsidėjus tikrai matysis, tai yra suknelė. Tai yra štai tokios vadinamos haki spalvos. Štai. Jinai yra žemiau kelių, čia yra štai tokie iškirpimai, kur pečiai gale susisega štai su tokiom sagutėmis ir vat kaip jinai atrodo. Kaip sakiau, dabar sunkiai matysis, bet aš to jausiai, kažkoks siūlas, žiūrėkit, to jausiai įkelsiu ir parodysiu ant savęs, nes čia taip kaip ir persijuosia ir susiriša. Nu, žodžiu, labai įdomus dizainas, man asmeniškai labai patiko ir medžiagytė tokia jaučiasi, kad malonė, tai man atrodo, kad turėtų labai smagiai nešiotis ir gerai laikyti. Tai yra toks rūbas, turbūt kokio aš galbūt nelabai rinkčiausi, bet kaip sakiau, kažkodėl man, žinokit, patraukė petį ir patraukė akį ir labai patiko. Nes vat pagalvojau apie petis, nes tiesą pasakius, man šita visa mada, nežinau kaip pavadinti, iškirpti pečiai, tai nelabai patinka. Aš kiek visokių palaidinių mačiau megztukus tokiais iškirptais pečiais ir galvoju, ai, nu kam čia iškerpa, turbūt geriau atrodytų, jeigu būtų tiesiog normaliai padaryta. Nežinau, nu tiesiog man asmeniškai tas toks stilius, nu, nelimpa nors tu ką. Nežinau kodėl, bet vat šitas pirmas rūbas, kuris man tikrai labai patiko. Ir šitos suknelės dydis taip pat yra M ir parašyta, kad kompanija Pink Diamond. Tai va, tai žodžiu, taip atrodo ir aš netgi pagalvojau, kad šita suknelė turėtų labai fainai tikti su mano šitais rudais batais, kuriuos aš jums ką tik rodžiau, arba su mano vienais iš raudonų aukštakulnių. Taip pat turėtų labai gražiai iš tikrųjų žiūrėti su šita spalva. Tai va, ir mano visi pirkiniai, tai kaip ir minėjau video pradžioje bent šį kartą, tai žinokit, labai džiaugiuosi ir labai smagu, kad nusprendžiu jom duoti antrą šansą. Ir dabar netgi ir su dydžiais jau žinau, kaip yra, kaip sakiau, jie yra mažinti, tai žinau, kad man reikia būtinai M sakytis. Jeigu tarkim kokios kelnės, tai galbūt netgi ir L reikia žiūrėti pagal išmatavimus, labai atsargiai. Nors iš tikrųjų iš kiniečių turbūt kelnės buvau užsisakius vieną kartą, dabar galvoju, ar iš Shein, ar iš Rombio, dabar nepamenu, bet jums prieš kurį laiką rodžiau tokias juodas kelnes per brūkšnelį džinsus. Tai vat vienintelė turbūt. Nes aš dažniausiai, žinokit, kelnį bijau užsikinėti, nes labai dažnai būna, kad netitinka dydžiai. Tai va. Tai kaip ir sakiau, viskas mano visi pirkiniai, kuriais labai džiaugiuosi, kaip visada paliksiu linkus apačioje, galit pasižiūrėti, iš kur viskas pas mane atkeliavo, o jums kaip visada labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko, bei pasimatysim mano kitose filmukuose. Iki!